Internetas yra baisiai geras dalykas, kuriame galima rasti pėdų nuotraukų, kačiukų filmukų, slaptų dokumentų ir kitų baisiai fainų dalykų. Tačiau reikia pasakyti tai, kad jo dėka sugrįžo seni ir baisiai pamiršti apgaulės būdai. Taip yra todėl, kad interneto infrastruktūra nuo pat sukūrimo nebuvo baisiai saugi, kadangi ją kūrė visokie idealistai, kurie tikėjo, kad internetas bus naudotas tik geriems tikslams. Oi, kaip jie klydo. Šiame video mes kalbėsime apie tai, kaip galima apsisaugoti. Žinoma, 100% sprendimo nėra. Tačiau pateikti metodai sumažina rizikas labai stipriai. Ir pats pirmas dalykas, apie kurį reikia pasakyti, tai yra reklamos blokuotojai, tokie kaip uBlock Origin. Kodėl jos reikia naudoti? Reklamos blokuotojai, kaip išduoda pavadinimas, blokuoja reklamas. Bet uBlock Origin ne tik naikina reklamas, bet ir neleidžia pasiekti puslapius, kurie užkrėsti reklamos tinklų. Ir tai yra baisiai geras dalykas. Be to, yra daugybė filtrų, kurie išvalo internetą. Reklamos blokuotojai, be to, kad pašalina reklamas, padeda ir puslapiams krautis greičiau, nes nereikia krauti papildomų elementų. Ir tai pagerina naršymo patirtį. Žinoma, aš sulaukiu komentarų, kad reklamos blokuotojai yra blogis. Tai yra dalykas, kuris naikino interneto kūrėjus, kad aš šlapinuosi interneto kūrėjams į burną ir panašiai. Tačiau reikia pasakyti tiems žmonėms, kad aš nesu auksinio dušo propaguotojas ir ką jie ten Vilniuje, kokiais iškrypimais jie ten domisi, man yra įdomu. Kas man yra įdomu, yra kaip sumažinti rizikas. Ir reklamos yra vienas iš atakos vektorių, kuriais galima pasinaudoti, kad paimti jūsų asmeninius duomenis. Jūs aišku dar galite sakyti, bet pons YouTuber jūs pats uždirbate iš reklamų. Taip, aš uždirbu iš reklamų ir taip, o YouTube'as man kas mėnesiuką sumoka po 100 eurukų. Bet, tą pasakius, jeigu jūs naudosit reklamos blokuotojų, aš dėl to nepyksiu. Nes matot, aš turiu kitą socialinį tinklą – OnlyFans. Jis moka žymiai daugiau nei YouTube'as. Taip kad man nei šilta, nei šalta. Na, jeigu reklamos nebūtų kažkas baisaus, Amerikos FTB federalinių tyrimų biuras nebūtų rekomendavęs plėtinių, kurie šalina reklamas. Nes yra toks dalykas vadinamas rogue ads – reklamos, kurios užpirktos sukčių, siekiant išvilioti iš jūsų asmeninius ir bankinius duomenis. Jie pasirodo dažnai pirmose Google paieškose, kai jūs ieškote kažko svarbaus. Ir tai rodo Google'as kaip neskebinį puslapį. Google ši problema nėra baisiai svarbi, nes kaip sakoma yra vienintelis dievas. O Google šiuo metu yra didžiausias ir svarbiausias reklamos servisas. Todėl jeigu nebus užkirstas kelias prie vienintelio dievo, kuris valdo pasaulį, nieko nebus daroma. Jeigu norite rimtesnio reklamos blokavimo, tam yra Raspberry Pi. Ir toks dalykas vadinamas Pi-hole, kuris padės visame tinkle pamažinti reklamų skaičių. Tiesa, jis neveikia ant išmaniųjų telikų. Bet kas naudojasi išmaniaisiais telikais naršant internete? Štai kur klausimas. Iš kitų extensionų, kuriuos rekomenduočiau, būtų HTTPS Everywhere, kuris kiek tik įmanoma automatiškai perjungia svetaines nuo nesaugių HTTP prie saugesnio HTTPS protokolo ir padeda apsaugoti naršymo duomenis. Decentralize. Ir vienas labai svarbus – Cookie Auto Delete. Jis automatiškai ištrina visus kukius uždarius naršyklę. Slaptažodžių saugotojai – Password Managers. Šiuo metu rekomenduočiau 2 – Bitwarden ir 1Password. Pasmanai gali sukurti sudėtingus unikalius slaptažodžius kiekvienai jūsų paskyrai, todėl įsilaužėliams gerokai sunkiau bus gauti neteisėtą prieigą. Priėjimas yra šifruotas ir patogus, kitaip negu naršyklės. Toliau svarbus dalykas yra 2 faktorių autentifikacija. Ji yra kaip ir privalomas žingsnis šiais laikais. Tačiau jokiu būdu nenaudokite telefono numerio. Jį galima spoofinti, apsimesti juo. Naudokite Okta ar Google autentifikatorių ar panašias programas. Kitas labai svarbus dalykas – niekada niekur nežymėkite prisiminti mane. Niekada. Dar vienas dalykas, kuriam nereikia nieko siųstis, yra šifruotas DNS. Toks kaip Quad9. Quad9 yra nemokama paslauga. Iš Šveicarijos. Nepelno organizacijos. Ją instaliuoti yra labai lengva. Tai reikia atsidaryti interneto nustatymus ir įvesti šiuos skaičius. Kai jūsų kompiuterį atliekama bet kokia operacija, kuriai naudojamas DNS, o tokių yra dauguma, Quad9 pagal nuolat atnaujinamą sąrašą blokuoja žinomus užkrėstus duomenus. Šis blokavimo veiksmas apsaugo kompiuterį
mobilųjį įrenginį ar kitas prie interneto galinčias prisijungti priemonės. Nuo įvairių grėsmių, pavyzdžiui, kenkėjiškų programų, sukčiavimo, šnipinėjimo, botneto ir taip toliau. Prie to pačio rekomenduočiau ir Portmaster programą. Ji blokuos prisijungimus ne tik naršyklėje, bet ir visose programuose. Tiesa, gali stabdyti tokius dalykus kaip torrentą, jei jam reikės rankinės konfigūracijos. Toliau, kalbant apie siuntimąsi. Jeigu siunčiatės failus ar gaunate laiškus su failais ir juos parsisiunčiat, jums reikia pasirinkti Show Hidden Extensions. Tai gali parodyti, ar failas yra užmaskuotas. Atrodo kaip PDF'as, PowerPoint'as, o iš tikrųjų ten yra exe. Failus taip pat galima patikrinti per tokį tinklapį kaip virustotal.com. Phishingas, cookie injection and stuff like that. Yra toks dalykas vadinamas cookie injection. Prisistato žmogeliukai, kurie apsimeta galimais sponsoriais ir paprašo prisijungti. Atsiunčia sąlygas PDF formatu. Ir koks internas atidaro. Tada kanalas pradeda rodyti Elono Musko stream, taip kaip buvo su Linus Tech Tips. Nes per cookies ir session tokenus galima kiauriai pereiti per passwordus ir 2 faktorių autentifikaciją. Yra toks dalykas vadinamas session token. Jis nurodo, kad būtent jūs jungiatės prie tinklapio. Ir jį paėmus blogi veikėjai gali daryti su jūsų akauntais ką nori. Reikia būti ypatingai budriam ir nepriimti visokių random sponsor requestų. Aišku, man ir pačiam buvo tokių atvejų, kai oficialūs sponsoriai parašo laiškus, kurie atrodo skeminiai. Pavyzdžiui, aš iš NordVPN gavau laišką. Sveiki, Proto Pemzos komanda. Todėl aš turėjau susižinoti, kas jie tokie, parašyti jiems laišką, iš jų gavau atsakymą, kad viskas ok. Tada parašiau Nordui. Pasirodo tikras sponsorius. Mano kanalo sponsorius yra NordVPN, tačiau teisybės dėlė aš turiu pasakyti, kad saugumui tai nėra pats geriausias dalykas. Tačiau jis padeda maskuoti lokaciją, žiūrėti filmus iš kitų šalių, jeigu Netflixas neduoda, ir yra šioks toks blokas nuo sekimo. VPN geriausia veikia, kai reikia prisijungti prie neapsaugoto tinklo. Visokiuose restoranuose, akropoliuose, oro uostuose ir taip toliau. Didžioji dalis sukčių, žmogų gaunant pastabumo, budrumo, normalų žmonės supranta, kad Microsoftas neskambins dėl viruso kompe ir taip pat banko atstovai niekada neprašys sąskaitos duomenų, kadangi jie jau jos turi. Niekada nespauskit linkų, kur žada nemokamus V-Bucksus ar kripto pinigus. Nesisiųskit failų iš neaiškių svetainių ir taip toliau. Aišku, yra toks dalykas vadinamas socialinė inžinerija, kai apsimesdamas kažkuo, ko nesi, gali bandyti paveikti žmonės. Didžioji dalis žmonių vengia konflikto, todėl žmonės norintys jūsų duomenų gali bandyti jūs spausti per laiką, kad reikia viską daryti skubiai, per galimus nuostolius, teismus ir taip toliau. Svarbu yra išlikti šaltam. Pavyzdžiui, man kaip influenceriui siunčia daugybę partnerystės prašymų, visokių produktų, reklamų ir taip toliau. Didžioji dalis yra matomai skemas, tačiau yra ir kur chebra stengiasi, naudoja oficialius logo ir panašiai. Šiame video buvo įvardinti keli būdai, kaip apsisaugoti nuo internetinių grėsmių ir prasukti interneto higieną. Jeigu aš ką pamiršau, parašykite tai apačioje komentaruose. O jeigu buvo naudinga, paspauskite laiką, prenumeruokite ir pasidalinkite šiuo video su kitais. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Šnelis ir iki kito karto.